Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, girdite laidą Akademija. Prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius. Iš tiesų vienas iš didžiausių mūsų troškimų yra troškimas pažinti tikrovę, pažinti visuomenę, kas esame mes, kas yra Dievas, kas yra šis pasaulis. Ir tą pažinimą galima kažkaip laisvai įgyti, be abejo, domintis, skaitant, mąstant, tyrinėjant tikrovę. Tačiau sistemiškai, pagal griežtą mokslinę metodiką, pažinimo siekiama universitetuose. Universitetuose studentų ir profesorių, dėstytojų, kolegija, bendruomenė mėgina gilintis į konkrečias pasirinktas sritis ir siekti kuo gilesnio vienos ar kitos srities pažinimo. Na, o krikščionybei nuo pat pradžių buvo labai sava mintis, kad norėdami pažinti Dievą pažįstame pasaulį ir ieškodami pasaulio supratimo prisiliečiame prie paties kūrėjo proto, prie kūrėjo minčių. Štai kodėl katalikų bažnyčia visuomet turėjo labai tamprų ryšį, tamprią gerą draugystę su universitetais. Ta draugystė plėtojosi įvairiais būdais. Ir vienas iš tų būdų, tokių tradicinių, yra akademinė sielovada, universitetinė sielovada. Universitetuose paprastai yra kapelionai, kunigai, kurie rūpinasi to universiteto, sakyčiau, tokiu sielos ryšiu su didesniaja perspektyva, nes paprasta tyrinėjant kurią nors sritį užsisklęsti ir tiesiog atsidurti tokiame tiesiog to metodo, tos srities kampe. O platesnė perspektyva atveria moksliniam tyrimam platesnį horizontą. Kapelionam pagelbėja sielovados koordinatoriai, kartais vienas ar viena, du ar daugiau, priklauso nuo universiteto dydžio. Tad šiandien su manimi studijoje 3 sielovados koordinatorės iš 3 universitetų. Raimonda Janušauskaitė yra sielovados koordinatorė Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Sveika, Raimonda. Sveiki visi. Šarūnė Daugerdaitė yra sielovados koordinatorė Kauno technikos universitete. Sveiki. Na ir Giedrė Barčkutė yra sielovados koordinatorė Vytauto Didžiojo universitete. Sveika, Giedrė. Sveiki. Be abejo, Lietuvoje yra daugiau universitetų, net ir Kaune. Ir daugiau sielovados koordinatorių, tačiau būtent šias 3 pakviečiau į studiją, nes jas sieja toks ypatingas ryšys, mano akimis žvelgiant. Jos visos yra Katalikų teologijos fakulteto bendruomenės narės. Raimonda ir Giedrė yra absolventės, o Šarūnė yra studentė. Tad, mieli klausytojai, šiandien kalbėsimės šiek tiek apie universitetinę sielovadą. Na, truputėlį prisiliesim, ir man tai labai saldu ir patinka, prie Katalikų teologijos fakulteto indėlio į universitetinės sielovados vystymą. Taigi, Giedrė, Raimonda, Šarūnė, pirmiausiai toks tradicinis klausimas, klausytojai ne visi galbūt yra girdėję apie akademinę sielovadą ir kaip galima turbūt gal gyvai pasakyti, kas tai yra, koks tas jūsų darbas, kokia ta jūsų veikla iš esmės. Ką jūs veikiate? Kurį pradėsite? Iš tiesų, tai galbūt taip trumpai. Aš manau, kad tai yra krikščioniška žinia akademinėje erdvėje. Tiek studentam, tiek dėstytojam ar kitiem darbuotojam. Ir iš tiesų manau, kad kiekvienas universitetas turi tam tikrus specifinius dalykus. Tai kas būtent mūsų universitete galbūt dažniausiai, per ką mes bandome su žmonėm būti, tai yra įvairūs renginiai. Kiekvieno fakulteto šventųjų minėjimai, man irgi labai smagu, kad žmonės, kurie mokosi sveikatos mokslo universitete, kurie žada būti tais, kurie gydės žmogaus kūną, iš tiesų kiekvienas fakultetas turi dar ir dangiškai globėją. Tai yra šitų dangiškų globėjų paminėjimai, įvairūs kiti renginiai, kaip Betliejaus taikos ugnis, visų šventųjų diena minima yra, ligonių diena, sveikatos diena, įvairios piligriminės kelionės, taip pat susitikimai su ne tik katalikais krikščionim universitete besimokančiais, bet ir su visais krikščionim. Tai tikrai labai
Džiaugiuosi, kad Lietuvos krikščionių medikų bendrija labai aktyviai veikia mūsų universitete ir yra susitikimai su jais ir su kitų konfesijų žmonėmis. Turbūt Raimonda taip čia plačiai gražiai papasakojo, bet papildyt gal galima, nes universitetai labai skiriasi profilis, specialybės skiriasi ir galbūt net ir ta sielovada šiek tiek kitokį pobūdį gali gauti skirtingose universitetuose. Man gal visų pirma norėtų kalbėti ir apie pačius principus, gal tokius kaip šulus, ant kurių pastatyta visa šita ir idėja, ir veikla. Tai visų pirma, kokią bažnyčia turi viziją universitetui ir sielovadai universitete. Taip pat, koks yra paties universiteto pobūdis, nes mes dirbame, tarkim, skirtinguose universitetuose ir aš pastebiu, kokie skirtingi poreikiai juose yra ir kaip skirtingai reikia juos atliepti, ieškoti, kaip atliepti. Ir pagaliau, kokie žmonės ateina dirbti, kokie mūsų galbūt asmeniniai dvasingumai, dovanos ir ką mes patys galime pasiūlyti. Taip pat vėlgi universitete mokosi dirba tiek tikintys, tiek netikinti žmonės ir vėlgi tenka ieškoti skirtingo priėjimo prie tų žmonių. Tu su tikinčiu gali kalbėti apie vienus dalykus, netikintysis galbūt yra ieškantis arba neieškantis ir vėlgi ar tu gali būti jam naudingas, ar tu gali jam patarnauti. Kaip tai konkrečiai atrodytų, jeigu, pavyzdžiui, klausytojas dabar susikūrė kažkokį savo vaizdą omenyje, bet gal kokį nors, štai atėjo į KTU, VDU ar LSMU, įžengė į vidų, o staiga tai pataikė, ten kažką tai sielovada būtent tą dieną buvo sumaniusi, arba tą vakarą, ar tą savaitgalį. Į ką tas klausytojas gali pataikyti, gal kokį vaizdelį iš šviežių įspūdžių galite čia nupiešti. Kaip tai atrodytų? Sėdi kapelionas. Iš tiesų, pats neseniausias galbūt mūsų universitete įvykis, tai būtent slaugytojų globėjo Švento Dievo Jono minėjimas, į kurį buvo kviečiami visi studentai iš slaugos fakulteto ir taip pat viso universiteto. Ir šiemet mes tiesiog aplankėm Maironio muziejų, kartu pasibuvom, kartu su kapelionu, dekanai. Iš tikrųjų, tai laikas, kai gali ne akademiniai erdvėj kartu pabūti ir sužinoti tą žinią, kurią neša bažnyčia. Pavyzdžiui, pas mus KTU sielovadai, tai turim tokias pastovės mišias tiesiog universitete, kur studentai gali ateiti. Jos būna vakare, tai paskui turim tokią kaip vakarienę, gal kažkas, ką nors atsineša pagamintą namie ir tiesiog kartu pabūnam, jeigu kyla klausimų arba ten paplanuojam kažkokius ateities renginius. KTU tai gali ir robotą namie pagamintą atsinešti vakarį vietoj patarnavimo. Giedrė, kokie įspūdžiai švieži, gal kažką tai tokio? Mes taip pat kas savaitę švenčiame mišias universitete. Žinoma, susirenka nelabai didelė grupelė, bet džiugu, kad žmonės ateina, kai kurie dėstytojai ateina. Taip pat turime švento rašto studijų susitikimus, kurios veda mūsų universiteto kapelionas. Taip pat turėjome tokį gana sėkmingą galbūt projektą, kuris vadinasi Teologija su atsuktuvu. Tai buvo diskusijų vakarai kavinėse, kviesdavome įvairius svečius, dėstytojus, medikus, tam tikrus visuomenėje galbūt žinomus žmonės ir diskutuodavome tokiais gal degančiais bažnyčios ir visuomenės klausimais. Tai vėlgi ten šitie susitikimai sulaukė tiek didelio gal tikinčiųjų dėmesio, taip pat ir netikinčių žmonių. Po to iš tų dalyvių ateidavo ir su kapelionu kas nors pakalbėti. Tai vėlgi džiugu, kad tas dialogas įvyksta. Tai turbūt yra bent jau dvi tokios linijos. Viena būtų galimybė melstis net ir universiteto aplinkoje. Kažkaip tai, kaip minėjau, tą sąlytį su platesnė, didesnė perspektyva laikyti net ir pačiame universitete. Prisimenant tą bažnyčios ryšį, krikščionybės ryšį su universitetu, o kita vertus galimybė diskutuoti, galimybė kelti klausimus. Kokie yra šiandien tie jauni žmonės, su kuriais susidurėte? Ar pastebit kažkokius tai ypatumus, kurie yra kaip tik tokia dirva ir didelė galimybė, kur gal atėjote dirbti kažkada į tą sritį ir bijojote, gal neatsivers, gal nepavyks ir staiga pasirodė, kad būtent ten ir yra kažkaip tai ta vieta, kur galima kalbėti, ne tai, kad kalbėti apie Dievą, gal kartu klausti apie Dievo ar bažnyčios vaidmenį. Kokie jūsų įspūdžiai apie žmonės, su kuriais susitinkate, jų ypatumus? Aš iš tiesų dirbu labai neseniai, tik pusę metų šitame universitete, sielovados koordinatorė, tai negaliu labai lyginti, kokie buvo
prieš kelis metus ar dabar, bet iš tiesų tai tikrai nėra galbūt daug studentų, kurie patys ateitų, bet kai yra renginiai kažkokie, tikrai yra domėjimasis tų studentų ir ką aš pastebiu iš bendrų viešų renginių, tai iš tiesų tas jaunimėlis, kuris yra mūsų universitete, jisai yra žingeidus, jisai iš tikrųjų ieškantis, analizuojantis, keliantis įvairius klausimus, kaip tai galėtų būti. Ir iš tikrųjų labai smagu, kad tikrai daugelis neatmeta Dievo buvimo, galbūt jo nėra taip arti pažinęs, bet tikrai neatmeta jo buvimo. Turbūt dabar leisiu savo pajuokauti LSMU. Gerai džiaugiesi, kad nesinčia pasigydyti. Ne, bet iš tiesų asistavimo svarba, ar ne? Man galbūt atrodo, kad jaunų žmonių poreikiai ir lūkesčiai išlieka tokie patys, kaip ir būdavo visada. Bet gal aplinka ir sąlygos truputėlį keičiasi. Ir aišku, gal jau banalu apie tai kalbėti, bet vėlgi ir tempai yra didesni ir trikdžių, kurie suryja mūsų dėmesį, susirbė mūsų dėmesį, yra gerokai daugiau. Ir visoje šitoj pasiūloje yra ganėtinai, pavartosiu žodį, konkuruoti yra sudėtinga. Netgi ir su ta vilties žinia, krikščioniška žinia. Ir vėlgi tada keli klausimai, ar čia reikia dar ryškesnio plakato, dar didesnių raidžių. Ir kas iš tikrųjų yra svarbu, kas suskamba šitam triukšme. Ir aišku, galbūt dabar, kiek žinau, jaunimas jau mokykloje yra skatinamas kažkaip planuoti savo karjerą, atpažinti savo kryptis tam tikras. Ir gal pastebiu tokios daugiau įtampos, kad aš jau dabar turiu žinoti, kuo aš būsiu, kokios čia mano perspektyvos, kokios galimybės. Ir tai truputėlį galbūt užtemdo tą studijavimo džiaugsmą, jaunatviškumą. Gal tokie mano pastebėjimai. Kokie studentai KTU? Dabar jie gal neklauso, tai galima ir juokauju. Dar aš gal tokia, kaip su kuo susiduria studentai, tai kad, įstoja kažkur tarpa dėl to, kad reikėjo įstoti tiesiog, nes ir baigę studijas, ne visada, neaišku, ar tu tikrai dirbsi toj vietoje ir ką daryti po studijų baigimo. Tai, aš matau, aš susidariu su tokiais studentais. Ir netikrumo, ir daug judrumo. Man pačiam taip žvelgiant į universitetinę sielovadą kyla ta mintis, kad aišku, žmonės ten universitete susirinko ne į bažnyčią ir šiaip jau ne Dievo ieško pirmiausia ir nemelstis. Gal yra tokių, bet greičiausiai vis tiek studijuoti ir paskaitas atlikti arba dėstyti arba jas išklausyti. Tad bažnyčia čia turbūt tokį subtilų asistavimą teikia ir kaip Raimonda minėjai tos renginius. Kartais dirbant ir tikrai tai universitetai, kuriuose darbo labai daug ir studentų krovimas yra stiprus ir didelis. Kartais reikia properšų, kuriuose galėtum savo ir simboliškai ir kažkokiu būdu pasakyti, kad aš manau, kad ta didesnioji perspektyva, tas Dievas yra svarbu ir dvasinis pasaulis yra svarbu. Ir čia turbūt sielovados koordinatoriai dairosi šitos properšos, kur jos yra, kada jos atsiranda. Gal tai šventosios mišios, gal tai savaitgalis, gal šventė ir minėjimas, kur gali kažką tiesiog duoti akcentą, suteikti momentą tokį. Mėly klausytojai, primenu, jog girdite laidą Akademija. Kalbame apie universitetinę sielovadą su Raimonda Janušauskaite, Giedre Barčkute ir Šarūne Daugerdaite, kurios yra sielovados koordinatorės Kauno trijuose universitetuose – LSMU, KTU ir VDU. Pasiklausykime muzikos. Jūs girdite Marijos radiją.
Mėly klausytojai, mes vėl eteryje, girdite laidą Akademija. Esu Benas Ulevičius, Katalikų teologijos fakulteto dekanas, su manimi studijoje Raimonda, Giedrė ir Šarūnė, Kauno 3 universitetų sielovados koordinatorės. Mums paskambino klausytoja Dalia. Klausome jūsų. Garbė Jėzui Kristui. Per amžius. Klausau jūsų laidos šiuo metu. Dirbu su jaunimu ir šiuo metu sūnus mokosi LSMU pirmakursis. Tai labai noriu padrasinti merginas ir padėkoti, kad jos tokios yra ir kad paliudyti, kad jų darbas yra reikalingas. Nes kai sūnui paklausiu, kaip LSMU, kaip jam ten sekasi, ar yra kas nors susiję, kas padėtų eiti link Dievo, tai jisai pasakė, kad dėstytojams yra geriau nesakyti, kad tu tiki į Dievą ar kad Dievas yra. Tai iš tikrųjų matau erdvę, kur yra dirbti ir kad tai nėra lengva dirbti. Tai ačiū merginoms ir labai linkiu joms visokiojopos sėkmės ir Dievo palaimos, nes iš tikrųjų darbas reikalingas, kurį jos daro, yra labai. Ačiū Jums, ačiū labai, kad paskambinote. Na štai kaip gera išgirsti padrasinantį žodį, nes dažnai, kai daug žmogus dirba, pats kartais praranda pojūtį, ar tai, ką jis daro, iš tikrųjų yra nauja, stebina ir svarbu. Nes pripranti prie geriausių dalykų, net ir prie savo paties darbo, tai Raimondas stiprybės, LSMU, bet taip pat ir Šarūnė ir Giedrė. Jūsų darbas labai svarbus. Taigi, tęsėme mūsų laidą. Noriu jūsų paklausti apie jūsų patirtį Katalikų teologijos fakultete. Vis dėlto man kaip dekanui tai tokia nėra nereikšminga detalė, kad esate šį fakultetą baigusios arba dar studijuojate jame ir bakalauro, ir magistro programuose. Kokį įspūdį įsinešėte? Koks šio fakulteto indėlis jūsų gyvenimą? Gal tiesiog galėtumėt pareflektuoti, tas gyvenimas jų galėjo būti ir kitoks, galėjot rinktis kitą specialybę. Ir, tai banalu klausti, ar negaila, bet žvelgiant iš dabartinio taško, kodėl buvo verta, būtent kokie aspektai, kokie momentai yra tie stipriausiai, kurie iki dabar yra išlikę ir jūs lydi per gyvenimą? Iš tiesų tai prisipažinsiu, kai reikėjo spręsti, kur stoti, tai Katalikų teologija buvo parašyta paskutiniai vietai ir pradžiai norėjau įstoti į kitą specialybę, tačiau kai įstojau į ten, aišku, neapsidžiaugiau, nes paskutinė vieta ir sakiau, kad po metų imsiu akademinės, gal kažką paveiksiu, perstos ir taip toliau, bet iš tiesų dabar permašius labai greitai, gal po kelių mėnesių, mano mintise neliko tos minties, kad imti akademinės, perstoti ar kitaip ir tikrai džiaugiuosi, tai buvo ir bakalauras, ir po to magistro studijos baigtos, be jokių pertraukų, tai tikrai, tai manau jau rodo, kad man šitos studijos ir patiko, ir atgaivino, ir tikrai buvo vertos. Ką davė? Tai iš tiesų natūralu žinias visų pirma, dvasinių dalykų, galbūt sustiprinimus, moralinės normas ir čia prieš laidą mes, kadangi truputėlį diskutavom, sakiau tokį atspirties tašką, iš tiesų šitam pasauliui, kuris yra toksai tikrai sekuliarus, tiesiog būti tuo, kuris neša krikščionišką žinią ir iš tiesų toks pagrindas po kojom, ant kurio tu gali viską statytis, nes mokslai universitete tai buvo tikrai pats labai neseniai, iš tiesų dar kartą permašiau, kad tai buvo turbūt pats gražiausias man laikas, buvimas su kurso draugais, pažinimas tų dėstytojų, kurie tikrai yra labai profesionalų savo srityse. Ir iš tiesų netgi atsimenu, magistro studijose mūsų grupė tokia buvo labai šauni, draugiška ir buvom tiek įpratę rinktis į paskaitas, kad net ir šeštadienį, kada vykdavo paskaitas, būdavom visi paskaitose, dėstytojai nustebdavo, nes magistro studijose studijavo ne tik pasauliečiai, bet ir kunigai ir sakydavo, sako, šeštadienio vakaras, o jūs visi čia, tai tikrai tas toksai žmogiškumo galbūt irgi auginimas ir bendrystės, draugystės auginimas. Tai toks geras tikrai atspirties taškas, po kurio, aišku, išeini į gyvenimą, susiduri su kitais dalykais, bet vėlgi tu prisimeni tai, ką tu gavai universitete ir gali visą tai statyti ant to. O aš pati, kai rinkausi, ką studijuoti, tai aš tikrai žinojau, kad aš po studijų norėsiu toliau dirbti ir tarnauti bažnyčiai ir sakiau, jeigu neįstosiu į teologijos fakultetą, tai rinksiuos kokią vadybą, nes vis tiek ir vadybininkų reikia bažnyčiai. Ir žodžiu, aš kažkaip galvojau, ką čia studijuojant geriau, teologiją, religijos pedagogiką. Ir prieš stojant, tai aš taip labiau norėjau stoti teologiją, nes sakiau, kažkaip mačiau prasme dirbti parapijoje, kažkur tai
prie bažnyčios. Vat. Ir prisimenu, turėjau pokalbį su dekanu ir su dėstytoju Lukaševičium, kurie man taip irgi sako, geriau stok į religijos pedagogiką. Ir žodžiu, ir gavosi taip, kad vis dėlto pirmoje vietoje parašiau religijos pedagogiką. Ir, nes, man taip kažkaip apylygiai buvo abi tos studijos. Ir žodžiu, ir ką aš šiandien studijuodama supratau, kad yra daug verčiau būti mokykloje, dirbti tikybos mokytoją, nei būti parapijoje, nes mes Lietuvoje turim tikrai didžiulę dovaną, kad turim katalikų tikybos pamokas mokyklose, kai galim prieiti prie tų mokinių, kurie tikrai galbūt neteis į bažnyčią. Ir tada kartu galbūt kitą pusę etato dirbti parapijoje, kur jie jau ateis ir tada juos auginti toliau. Arba kaip, pavyzdžiui, KTU kapelionas yra kartu ir Urbšio katalikiškos mokyklos kapelionas, tai jisai padirba mokykloje su tais mokiniais ir paskui, kai jie įstoja į KTU, jis vėl susiranda juos ir toliau ir padeda jie mums sielovadai. Kapelioniai jūs mus persekioja. Ne, bet džiaugiasi. Smagu. Tai man turbūt teologijos fakultete šitą dalyką, ką tikrai supratau ir labai džiaugiuosi. Ir tikrai norėčiau ateiti dirbti tikybos mokytoją. Kai aš dabar galvoju, turbūt visada labiau man rūpėjo ne tiek Dievo slėpinys, bet žmogaus slėpinys. Ir aš mokykloje visada norėjau studijuoti psichologiją. Tačiau 12 klasėje viskas apsivertė ir įstojau katalikų teologijos studijas ir rašiau jas vieninteliu ir pirmu numeriu. Ir kažkaip supratau, kad šios studijos tikrai atvėrė platesnę perspektyvą galbūt į tą slėpinį, į kurį aš norėjau gilintis. Ir tikrai džiaugiuosi ir nesigailiu. Taip pat šiuo metu dirbu ir teologijos fakultete ir taip pat galiu palyginti, kad dabartiniai studentai turi gerokai daugiau galimybių negu turėjau aš, nes aš studijas baigiau prieš 7 metus. Tikrai atėjo pas mus ir gana stiprių dėstytojų dirbti, ir Erasmus studijos, ir praktikos, ir įvairūs projektai, ir išvykos. Ir tikrai yra nuostabu žiūrėti ir aš pati tarsi savo vaikais džiaugiuosi, kai jie dalyvauja, važiuoja, išmoksta, patiria. O man studijos galbūt buvo visų pirma pats teologijos fakultetas, tokia šeimos aplinka ir tokia gana saugia aplinka ir man tuo metu turbūt labai to reikėjo ir šita aplinka labai padėjo ir išsilaisvinti ir atsiskleisti ir pradėti savo iniciatyvas kažkokias rodyti. Ir taip pat kuo labai džiaugiuosi, kad šios studijos suformavo gana kritinį mąstymą ir gebėjimą tikrinti tai, kas rašoma žiniasklaidoje, tikrinti tam tikrus reiškinius visuomenėje. Ir taip pat tikrinti, kokiais parametrais aš savo gyvenime vadovaujuosi. Ir kažkaip pamatyti, kad jau raudona lemputė vienur ar kitur užsidega. Ir Giedrė čia atkreipdėmėsi, kad čia kažkas vyksta ne taip, kaip turėtų vykti. Taigi labai džiaugiuosi. Tad iš karto pereinant prie jūsų veiklos ir darbo, klausytojai gali dabar turbūt pagalvoti. Neretai mes girdime apie humanitarinės studijas tokį įspūdį arba socialinius mokslus, kad gerai, bet ką jie veiks ar ne, tai koks tas darbas, tai kiek apmokamas. Ir be abejo, nėra paslaptis, jūs nedirbate savo privačioje firmoje, kuri neša kasdien didžiulį pelną ir tie atlyginimai nėra patys didžiausi, tikrai tai nėra labiausiai apmokamų profesijų viršūnėje ir todėl man norisi klausti apie tas tokias atlyginančias, maitinančias patirtis, kurios visgi jūsų veikloje, ar jos yra ir kokios jos yra. Amerikonai kalba apie rewarding experiences, tokia staiga mano darbė yra patirtis, kuri man tampa net ir, ne tai kad svarbesnė už pinigus, bet daro mano darbą, mano veiklą kažkiek ir saldų, nepaisant vargo, nepaisant pastangų ir energijos atiduotos, saldų darbą ir prasmingą kažkaip tai. Kas jums jūsų veikloje yra tos patirtys? Kada cinkteli, kada suskamba? Iš tiesų galbūt man tai yra, kai tu matai žmogaus džiaugsmą ir nuoširdumą ir kad jam tai yra svarbu galbūt ne tai, kad tiesioginiai žodžiai apie Dievą, bet kaip tu su tuo žmogumi elgiesi. Iš tikrųjų žmogui reikia tokių žmogiškų dalykų ir paprastų dalykų, buvimo kartu, rūpesčio galbūt kartais, pasidalinimo, kaip yra. Tai iš tiesų man galbūt ne iš paskutinio, bet neseniai buvusios vienos kelionės, tai tokia tiek ir piligriminė, ir edukacinė kelionė į Vilnių buvo ir atrodo, tu nieko nepadarei, užsakei autobusas, pasiūlei visiems, jie užsiregistravo ir viskas. Ir iš tiesų, važiuojant atgal, kai kurie žmonės labai dėkojo už tokią gražią išvyką ir aš galvoju, aš tikrai, atrodo, nieko tu nepadarei, bet
tiem žmonėm vien jau buvimas su tavim, kad jie gali kažką išgirsti, kažką sužinoti, yra iš tiesų labai, manau, didelė vertybė. Tai paskatina iš tikrųjų tokie dalykai, kai tu matai nuoširdų džiaugsmą ir dėkojimą, kad tu esi su jais, o nesi kažkur galbūt atsiskyręs arba net neprieini, nepasisveikini. Tokie labai labai paprasti dalykai tikrai teikia džiaugsmą ir, parodo, kad tai yra reikalinga. Aš galbūt dar paminėčiau pačią galimybę būti universitete, nes universitetas iš tiesų yra labai nuostabi vieta. Ir ta galimybė būti šalia tikrai išsilavinusių žmonių, Lietuvos intelektualų ir bendrauti su jais, galbūt pasikviesti į kažkokį renginį, galbūt diskutuoti pasaulėžiūros klausimais. Ir tai tikrai praplečia ir tavo paties matymą ir galbūt išsprogdina tam tikras labai siauras sienas pasistatytas, bet kartu ir skatina nepamesti savo tapatybės, atstovėti savo poziciją. Ir galbūt šitą iššūkio akivaizda yra pakankamai jaudinanti, ne visada lengva, bet tai, kas žavi. Aš tokią trumpą istoriją papasakosiu. Žodžiu, mes pernai pavasarį organizavom piligriminę kelionę pėsčiomis į Šiluvą. Tai mes gal kokie 6 keliavom ir aš prisimenu, man pačiai tuo metu buvo sesija, tikrai toksai nelengvas metas, kad aš ten ir labai pavargus buvau. Ir tikrai man tie kilometrai iki Šiluvos labai ten sunkiai ėjosi. Ir žodžiu, ir paskui, koks įvyko stebuklas, kad pora merginų, kurios keliavo tam žygį, jos paskui rugsėjį ateina pas mane, sako, Šarūnė, mes čia norim pasikalbėti. Sako, mes jums norim pagelbėti sielovadai. Ir tuo metu tos merginos ten pradėjo organizuoti pas mus vieną renginį, kitą renginį. Paskui dar rado dar keletą savanorių ir šiandien turim tokią savanorių grupelę, kurie, mes žinom, kad visą laiką, jeigu kažko reikia, tai galime juos kreiptis. Tikrai tuo metu atrodo, gal ta kelionė man pačiai fiziškai buvo tokia nelengva, o šiandien tikrai man toks džiaugsmas atėjo, kai, tiesiog tie žmonės atėjo, taip atrodo tarsi iš niekur, tarsi Dievas tikrai atsiuntė. Mūsų laidos laikas jau beveik į pabaigą eina ir todėl aš noriu greitai mesti tokį paskutinį klausimą. Čia Šarūnė paminėjai, ta kelionė buvo nelengva, be abejo, kad darbe jūsų veikloje universitete yra tie nuostabūs patyrimai, kai įkvepia, kažkaip pakylėja, bet kas dar yra, ką jūs veikite namie, kas yra jūsų šaltinis? Čia kalbam apie sielovadą, tai ta, atrodo, sielas vesti ar ne prie šaltinio, bet kas jūsų šaltinis, kaip jūs prie to šaltinio einate? Kokios jūsų prieigos? Sudėtingos ir paprastos? Iš tikrųjų tokie, manau, paprasti atsipalaidavimo dalykai, kaip pavyzdžiui, mezgimas, moteriškas dalykas. Čia mes nusijokėme, nes per traukėlę muzikinę staiga paaiškėjo, kad mezgimas ne vien Raimondos atsipalaidavimo dalykas. Dabar galvoju, apie ką čia šnekėti. Mezgimą. Tai iš tiesų, dabar prisimenu kažkaip dykumos tėvus, kurie sėdėdavo, kiaurą dieną megzdavo krepšius iš žolių ir psalmes kalbėdavo. Tai man gal irgi dabar ta tokia sėdėjimo ir krepšių mezgimo stadija, kad tiesiog taip rankdarbiai įvairūs ar kažkokie kūrybiniai darbai irgi gali būti Dievo patirtis ir kažkaip tą labai dabar išgyvenu. Tai turiu namie tokią seną mezgimo mašiną ir mezgu ir tikiuosi nenervinu kaimynų. Ir dar labai norėčiau turėti daržą, nes pavasaris, bet daržo neturiu. Tik palangė. Tik palangė. Gal teologijos fakultete galime. Kieme. O man pačiai, tai aš taip paskutiniu metu tokį pasiryžimą turiu, kad stengiuosi kasdien pabūti taip kokį pusvalandį prie švenčiausių sakramentų adoracijai. Tai tikrai man taip tokia atgaiva ir pabūti prie pačio mūsų šaltinio. Jėzus mezga tavo sielą. Jėzus mezga tavo sielą. O aš pradžioje bijau, kad sakysi, mano tai dabar atgaiva yra rašyti bakalauro darbą. Ne, ir bakalauro darbą rašyti irgi labai įdomu. Anokia atgaiva, ne, bet įkvepiantis dalykas. Taip pat, mėly klausytojai, mūsų laida baigėsi. Primenu, girdėjote laidą Akademija. Aš Benas Ulevičius, Katalikų teologijos fakulteto dekanas, kalbinau Raimondą Janušauskaitę, sielovados koordinatorė Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Šarūnė Daugerdaitė, sielovados koordinatorė Kauno technologijos universitete ir Giedrė Barčkutė, sielovados koordinatorė Vytauto Didžiojo universitete ir Katalikų teologijos fakultete. Jos visos trys yra Katalikų teologijos fakulteto absolventės bei studentės. Tad gera buvo būti mums su jumis. Tariame su Dievu. Sudie.